Sveiki, aš esu Kaetana, mes jau susipažinome, kuomet dėsčiau pirmas kelias šių kursų paskaitas ir aš dėstysiu naują temą, kuri vadinasi Ar atiduotum dalį savo kišenę. Tai jeigu jau pradėjote skaityti šios temos tekstą, tai tikriausiai jau supratote, kad ši tema yra apie mokesčius. Ir šioje temoje jūs sužinosite, kas tai yra mokesčiai, kuom jie skiriasi nuo įprasto apmokėjimo už prekes ir paslaugas, kiek mokesčių yra taikoma Lietuvoje, kokie jų pavadinimai, kokia buvo mokesčių evoliucija, tai yra kokie mokesčiai buvo taikomi prieš kelis tūkstantmečius ir kaip kito mokesčiai. Taip pat sužinosite, kokią naštą sukelia mokesčiai. Užduotis namų darbams bus tokia. Jums reikia pakalbėti su savo tėveliais ir paklausti jų kelių dalykų. Kas sudaro didžiausią dalį išlaidų jų pirkinių krepšelyje, tai yra kam jie išleidžia daugiausia lėšų iš savo uždirbamų pajamų. Ir taip pat paklausti, ar jie žino, kiek mokesčių jie sumoka. Ir galite parašyti procentais nuo pajamų, kokius mokesčius jūsų tėvų manymų jie sumoka. Ir tuomet galite patys ir pasitikrinti Tax.lt svetainės skaičiuoklėje, kaip yra apmokestinamos darbo santykių pajamos ir aprašyti, ką jūs supratote ir kokia vis tik yra didžiausia žmonių išlaidų dalis. Tai bendrausime mes kaip įprasta ketvirtadieniais per Facebook diskusijoje ir tuomet atsakysiu jūsų klausimus, jeigu turėsite klausimų dėl teksto ar dėl namų užduoties, taip pat galite rašyti man. Linkiu jums sėkmės ir tikiuosi, kad ši tema jums bus įdomi.